Man atrodo, kad nieko negirdžiu. Man taip pat nesigirdė. O dabar girdim. Aš Ramonę girdžiu. Labas. Aha, taip, Jonas nesigirdėjo. Žinau, kad Jonai kažkas negerai pas jūs. Vadiena. Ir dabar mano garsas. Girdim. Dabar girdim. Liuks. Gerai, tai porą minučių dar palaukim, nors šiandien labai trumpas, bet matau dar gerokai žmonių trūksta, tai ir pradėsim. Sveiki. Turiu iš karto prašymą. Gal kas nors galite surasti... Nesigirdė tavęs, Jonai, vėl. Gal kas nors galite surasti pirmąjį protokolą, kai buvo suformuotas 853 lentelių naudojimo sąlygos? Nes, matau, aš turiu 22 metų 11 protokolą, bet tik pavedimas į senesnę versiją pasižiūrėti. Ir mes prieš tai dar buvom 2 kartus keitę. Gal kas nors atsimeta, kuriom datom čia buvo daryta? Šitus kalbi kriterijus lentelių įrengimo, ar ne? Jo, nes yra antras punktas labai keistas yra. Kelio savininko nustatytas eismo intensyvumas. Nu, kaip sąlyga. Tai, o jeigu nenustatytas, tai tipo nekeisim. Gal kažkaip kitaip buvo parašyta. Kurios dienos tu protokolą dabar žiūri? Aš žiūriu dabar tą 22.11 protokolą. Tai 11. Žinai, kuris bus birželio 3 dienos, man atrodo, ten mes buvom svarstę. Nes buvau suradęs ir ten dėl to intensyvumo aš irgi, kadangi, tai pradėkim plaukti, aš greitai rašymą dar paspaudžiu, irgi pasiliktų. Man vienintelis iš tiesų klausimas yra tai, ką atsinčiau tarptų kriterijų, kaip ir kiti ten suprantami, bet dėl to eismo intensyvumo, kiek pamenu, buvom diskutavę su transporto ir su kelių institutų, kad galbūt nustatyti rėžį kažkoks, koks tas turėtų būti intensyvumas. Ir čia iki galo, man atrodo, ir nebuvom išsidiskutavę, tai galbūt kažkokių minčių ir turim. Tai jau aš galiu pasidalinti ekranu, kaip tie kriterijai atrodo. Ten, Edai, irgi nėra tame jokio ten paaiškinimo tose protokoluose. Man atrodo, tik buvom susidėlioję šitas formuluotis, kokios jos dabar ir yra padarytos. Nes, matot, kur yra problema? Jeigu reikėtų atitikti visus kriterijus, tai iš esmės turbūt galima bet kada pasakyti, kad lentelės rengti nėra neįmanoma. Nes, pavyzdžiui, greitis nėra apribotas iki 30, kelio savininkas nėra nustatęs eismo intensyvumo, ir trečias punktas įmanomas įgyventi. Tai mano manimu reikėtų tiesiog pasikeisti punktą, kad D ir žemesnės kategorijos gatvėse užtenka 3 punkto,
O C ir aukštesnės kategorijose reikalingas, kad būtų gatvės greitis būtų ribojamas, kad ir intensyvumas eismo įvertintas ir vertikalios apsaugos zonos būtų. Aš dėl to dabar abejoju, nes pažiūrėkite kriterijus. Jeigu nėra, pavyzdžiui, kažkam pravažiavime arba kieme greičio ribojimo iki 30 km, ženklo tiesiog nėra. Tai vadės negalima lentelės įrengti. Kalbu, pavyzdžiui, apie tokį atvejį kaip Pogmijos teritorijoje, kur nesuprasi, ar tai kiemas, ar tai kas ir greičio apribojimo ženklų nėra. Bet gal tai kaip čia, labiau čia gal sprendimas tada tose teritorijose susidėti tos ženklus 30 km per valandą. Nes mano manimu, jie tiesiog savaime turi būti D kategorijos gatvė, turi būti 30 km per valandą greitis ir ne kitaip. Bet kol to neturim, nelabai galim, žinai, taip naudotis, kaip kad taip turėtų būti. Tai kažkur reikia... Gerai, ką kiti mastat dėl tų kriterijų? Mūsų tikslas šiandien išsigryninti pagaliau tos kriterijus, pasitvirtinti tas formuluotės ir palikti, kad negrįžtume dar 4, jau gal net ir 5 kartą apie juos šnekamės, tai turėtume pabaigti. Nematau, jeigu rankas kas nors kelia šiuo metu, tai tiesiog paprašysiu garsiai kalbėti iš karto savo mintis. Kaip dėl tų 30 km per valandą, tarkim, to kriterijaus. Vaida, Eduardai, Mariau, jūsų nuomonė labai įdomi. Čia eina kalba apie gatves, ne apie kiemų teritorijas kažkokias, ar ne, čia šitoj vietoje apie gatvę. Miesto gatvę, kurioje greitis yra iki 30 km. Tai nieko blogo dėl greičių čia aš neižiūriu. Nu, bet pažiūrėkim, pavyzdžiui, ar yra greičio ribojimas tame Vingrių skersgatvyje? Galim pažiūrėti tuoj. Nes gal tada čia turi būti dar vienas klausimas, kad mes kaip eismo saugumo komisija turim pasakyti, kad D kategorijos gatvėse turi būti 30 km greičio ribojimas tiesiog įrašytas. Tai galėtų būti mūsų siūlymas, čia jau aišku būtų ir nacionalinės teisės pokyčiams, bet tai gali išeiti iš mūsų į valstybinę tą eismo saugumo komisiją, kad apsvarstytų ir galbūt tikrai ministerija galėtų painicijuoti tokį pokytį. Manau, čia visiškai būtų superinis pasiūlymas, tada nereikėtų kiek daug bereikalingų ženklų statyti mieste ir iš esmės tą eismo saugą užtikrintume tose gatvėse, kur jinai turėtų būti. Ne, Jonai, bet čia turim omeny. Ženklus vis tiek reikėtų statyti, nes gatvėje neparašyta, kad D ar ne, žmogus nepagal Taip, tai čia. Nu, teisingai. Čia ir D kategorija nebūtinai, jinai, žinai, kaip D kategorija atrodo. Nors ir tokių variantų yra. Tame ir problema, kad turi būti atpažįstama ir mes kaip saugumo komisija galim sakyti, kad bent jau Vilniaus mieste prašome taip ir daryti. Tai čia nieko tame nėra, nebūtina čia yra ministro pritarimas. Mhm. Nu tai kai projektuojam naują gatvę, taip kaip projektuojam, kai yra esama kažkada suprojektuota, tai čia vėl kitas variantas. O koks yra dabar, žiūriu pagal STR, koks yra greitis numatytas D kategorijai? Projektinis. 30. Ne. 30 turėtų būti, neseniai žiūrėjau. Palauk, pažiūrėsiu, nepamenu. Taip, 30. Tai punktas tada kaip ir akivaizdu, kad tos gatvės, yra ir STR reikalavimas, kad D kategorijai būtų 30 greitis, tai šitas punktas tada nėra labai blogas, kad gatvė greitis ribojamas iki 30. Bet tada galima ir išbraukti, nes jis yra perteklinis, nes D kategorijoje gatvė turi būti greitis ribojamas iki 30. Vingrių gatvėj 30. Yra, ne? Greit. Bet aš manau, kad tiesiog išbraukiam punktą, nes yra STR jau yra pasakyta, kad D kategorijoje turi būti 30 greitis. Bet ne visur D kategorijose, nes, sakau, įsivaizduokim, kad yra tikrai nemažai tų D kategorijų, ar ne, pas mus gatvių, kurios nebūtinai atitinka savo infrastruktūroje samą tą D kategorijos gatvę.
nes ir SR, tai projektuojant ir visą kitą taikom, ar ne, čia vis tiek, nu, tai gal palikim geriau, nes, nu, leistinas greitis mieste 50 ar ne pagal ketą, o čia vis tiek. O tai nebus Vaida, tai paskui problemas, kad tiesiog, sakys, tai neuždėsim, jeigu buvo ženklas, jį nuimsime, nes gatvė mūsų manimo netitinka kriterijų ir dėl to neuždėsim lentelės. Nes to aš tikrųjų jaučiu tokį pasipriešinimą tų lentelių dėjimui. Tai čia pasipriešinimo tikrai nėra, tiesiog įvertinam, kaip ir sakom, esama tą situaciją, ar ne, ir tą gatvės struktūrą, visą infrastruktūrą, kaip jinai ten posūkiai, neposūkiai, matomumai ir panašiai, ta prasme, žiūrim vis tiek, ar ne, ir truputėlį plačiau. Tai labai blogai, kad žiūrite plačiau, dėl to mes ir susirinkom jau 5. kartą, nes jūs žiūrite labai individualiai ir baigėsi to, kad visi komisijos sprendimai yra jūsų nevertinami. Jūs tiesiog asmeniškai priimate sprendimus. Nu, mes neasmeniškai priimam, mes sprendžiam ir žiūrim būtent viešo intereso. Žiūrėkit, įsiaiškinom problemą, kad anksčiau mes nebuvom detalizavę šitų vietų, dėl to tas kriterijus vienaip vertinom, kad taikėm visus ir neatskiriam, kur yra D kategorija, kur yra C kategorijos gatvės. Dabar tą pratimą pasidarėm čia mūsų tuo atskiru susitikimu, visiems kitiem kolegom papasakom, kad mes turėjom mažesnės apimties susitikimą, būtent pasigrumuliuoti, kaip turėtų būti tos formuluotės, kad atsiskirtų pirmi 3 nuo sekančių 3 kriterijų. Tai čia buvo viena priežastis, dėl ko tam tikros rodiklės neatsirado mieste, dabar jau kaip ir išsiaiškinom, čia nieks to pasipriešinimo jokio nedaro. Faktas, kad reikia tikrai, ką Vaida sako, mieste turim tų keistų D kategorijos gatvių, kurios greičiausiai C turėtų būti, jau taip žiūrint formaliai, iš tos infrastruktūrinės pusės, tai palikim, manau, tą 30 km per valandą kriterijus bus toks kaip padubliuojantis tą patį STR, ką Edai sakai, bet tikrai gal tada išvengsim tų situacijų, kai infrastruktūra netitinka iš vis tos kategorijos gatvės, o tai tampa savivaldybei kaip pretekstas ir tas gatvės per tas planų keitimus keisti kategorijas arba daryti kažkokius infrastruktūrinius pokyčius, kad bent priartinti tada prie to saugesnės gatvės infrastruktūros. Jonai, yra niuansas. Savivaldybė negali keisti pati savaime gatvių kategoriją, tai keičiama tik tai bendrojo plano rengimo metu. Arba specialiuoju planu. Tai kažkoks tai turi būti teritorijų planavimo dokumentas. Tai gerai, dėl to greičio galime daug nesiginčyti, o kelio savininko nustatytas eismo intensyvumas tada reikia patikslinti mums. Patikslinkim šitą būtinai, nes arba apskritai išbraukti, nes jeigu 30 greitis, tai tikėtina ten intensyvumo nebus labai baisaus tokio, kad būtų įdomu. Tiesiog, man atrodo, tada išbraukiam šitą punktą apskritai. Nes... Nežinau, kokia yra rizika, pavyzdžiui, kad jeigu neskaičiuotume to intensyvumo arba nesuvoktume, koks tas intensyvumas yra. Jeigu, kitaip paklausiu, kokia rizika, jeigu didelis transporto priemonių srautas B kategorijos gatvėje ir mes leidžiam, tarkim, priešais dviratininkus, kas tada? Aš nematau, būtent Trakų gatvės atvejais rodo, kad iš tikrųjų jokių rizikų nėra, tik tai, kad važiuoti dviratininkų nemalonu, ir viskas. O eismo įvykių panašu, kad dėl to neatsitinka. Taip, kad mums tikrai, man atrodo, tas punktas net nėra svarbus. Aš galvoju, kad tai gali būti, kai siūlėme, kad jisai gali būti svarbus, pavojingas, bet matom Trakų gatvės atveju, kad tikrai jokio pavojaus nėra eismo saugos prasme, tik nemalonu važiuoti tiek. Tai, Eglė, duos pasakyti, dar aš grįžtu į 22 tą birželį. Mes šitą klausimą šiek tiek diskutavom, aš jau žiūrėjau įrašą, tai ten mes tada kaip problemą kelmės ir buvom vienu metu jį svarstė išbraukti, nes tų srautų mes nepamatuojam toj vietoj, reikia tada individualiai kiekvienu kartu važiuoti matuoti, ta situacija irgi ne visada atitinka tą realią situaciją, kai matuoji, dėl to, man atrodo, iš savivaldybės net buvo ir pasiūlymas toj vietoj šito kriterijaus nenaudoti. Tai tik primenu, ką mes buvom anksčiau šnekėję. Eglė, prašau. Labai praktinis požiūris ir pritariu, dėl tų srautų kartais sudėtinga pamatuoti ir žmogiškųjų išteklių reikia, bet ar tikrai apskritai kalbant, ar ne vienos gatvės užtenka kaip pavyzdžio objektyvaus ir absoliutaus, kad eismo saugumui čia klausimų nėra. Tai priminsiu, kad čia yra eismo saugumo komisija ir apgint norėčiau, kai Vaida sakė, kad kiekvieną gatvę kartais reikia atskirai įvertinti, nes tai yra pirmiausia saugumo reikalas. Ir mes neturim imtis priemonių, kai jau yra įvykiai, o turim imtis priemonių jų išvengti. Va taip, tada noriu priminti. Ačiū.
Tai tu, Eglė, suprantu tavo mintį, kad tu liktum už to intensyvumo skaičiavimą, kažkaip fiksavimą ir panašiai. Suprantu, kodėl nėra to kriterijaus, bet man truputį trūksta įrodymų, jeigu įrodymas yra iš vienos gatvės, dėl to absoliutaus saugumo nustatymo. Nes realiai Trakų gatvė, kaip joje išeina ir greitį, kaip čia išlaikyti tą nedidelį, ir tas intensyvumas, palyginus, gali tikrai kitur būti didesnis. Tai, man net truputį argumentų trūksta. Tai tada reikia skaičių, bet kuriuo atveju antrame punkte bent kažkokio. Tai. Nes kelio savininkų... Taip, jo nėra. Taip, teisingai. Šitam punkte arba turi būti skaičius ir kelio savininkas nustato tą intensyvumą, arba tiesiog remiamės vieninteliu turimu atveju, kur aš žinau didžiausią intensyvumą ir toks ženklas yra. Ir tiesiog sakau, aš pats esu nustebęs, kad ten nėra eismo įvykių. Nors aplinka ten yra tikrai labai... Bet intensyvumas, kaip čia pasakyti, ten nėra vienintelis kriterijus. Kaip ir sakiau, ten išeina tikrai išlaikyti tą greitį nedidelį. Tai irgi tas svarbu. Tai greitis 30 yra užtikrinamas. Tai gatvėje greitis ribojamas iki 30 gali būti tik ženklas ir gali būti kitų priemonių. Tai tą turiu omeny. Ir ten yra turbūt labiau pėsčiųjų zona, kaip tą gatvę įsivardijom, tikrai jaučiasi tas ir kaip čia pačios gatvės, nesuplanavimas, bet jau susiklostimas, tai pavadinkim, tai nėra vienas kriterijus greitis ir negali būti vienas kriterijus intensyvumas absoliutus. Matau, gal nori papildyti mane ir kolegė arba paneigti. Šarūne. Galiu? Taip. Yra vienas įvykis Trakų Vokiečių gatvės sankryža su dviračiu ir automobiliu, tai nėra taip, kad visiškai nėra. Ir man tas intensyvumas irgi toks keistas, labiau aš bent jau kaip parametrų žiūrėčiau gatvės, nes D kategorijos parašyta 2 eismo juostos ten po kažkiek eismo juosto. O jeigu mes turime vienpusę gatvę, tai tikėtina, kad jinai būna siauresnė. Tai tie parametrai, ar įtelpa saugiai dviratininkas prieš priešinių važiuoti. Man labiau šitas būtų aktualu. Ačiū. Tai čia klausimas buvo, ar kažko pasiūlymas kažkokį kriterijų rašyti? Pasiūlymas kriterijų rašyti. Jo, pasiūlymas labiau kriterijų, nes intensyvumas, tai aš irgi iš principo, jeigu jinai ir intensyvi kaip Trakų, bet jeigu eismo transporto motorizuoto vairuotojo žino, kad prieš priešiniam tikrai gali dviratininkas kažkaip pažymėta ir jam užtenka tų gabaritų, turėtų būti viskas saugu, mano supratimu, taip. Tai tas labiau kriterijų parametrų gatvės. Vesta, tai visiškai atitinka, bet kuri D kategorijos gatvė tikrai leis prasilenkti 2 transporto priemonėms, tai yra dviračiui ir automobiliui. Pločio tikrai pakaks pagal parametrus gatvės. Galbūt dviratininkas turės sustoti, atsiremti į bortą, dar kažkaip, bet prasilenkti tikrai fiziškai įmanoma. Čia problemos nėra. Ne apie fizinius galimybės, tai jie gali tokius fintus daryti dviratininkai, tikiu, bet labiau, kad tie parametrai turi atitikti STR. Kiek reikia dviratininkui parašyti ten, jeigu viena eismo juosta, tai turbūt 0,75. Teisingai, jeigu neapgaunu. Tai kad nebūtų taip, kad turim siaurą gatvytę senamiesčio, padarom, o po to nesitikė vairuotojas, nors ir to ženklą matė, praleido ir po to įvykis ir kaip mes čia leidom, nors nėra tų saugių parametrų. Bet tai keistas labai būtų parametras, nes D kategorijos gatvėje eismas turi būti toks neintensyvus, kad ten susitikti su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu turėtų būti gana retas atsitikimas. Tai tada irgi kažkaip reikia apsibrėžti, kad tada jau intensyvumas pasidaro įdomus. Nes, jeigu yra, tarkim, ruožas 10 metrų, kur yra labai siaura, tai tikėtina, kad kažkas gali ir palaukti prie to ruožo, neįvažiavęs į pačią siauriausią vietą. Čia tokie labiau išimtiniai dalykai, tai mes nutrauksime, sakom, kad čia yra susiaurėjimas ir būkite atidus, kieno pirmumas, tokie iš praktinės pusės, tada, kai infrastruktūra neiški nei vienam, nei kitam. Tai kaip tik to ir reikia D kategorijos gatvėje. Tai dar labiau užtikrins jos naudojimą pagal savo paskirtį. Ir aš manau, kad kai atsiras kažkokios problemos, tai mes tada tos individualius atvejus ir naudokime, o ne ieškokime kažkokių išimčių, kad galima būtų nepastvirtinti taisyklės.
Tai naudokime ieškokime tų atvejų, kai kažkas ten negali prasilenkti, kyla konfliktai, tada tikėtina, kad ateis ir spręsim, ką daryti tokiu atveju. Jeigu matysim, kad tai yra masiška, atsišauksim šitą, pasipildysim tą tvarką. Ok. Tai aš tik tai siūlau antrą punktą tada išbraukti ir viskas. Pirmos dalies. Gerai, o prieš išbraukiant dar, tarkim, jeigu, sakom, paliekame tą intensyvumą, kas yra tas intensyvumas, kuris darytų poveikį? Aš girdžiu, ką Vesta sako, jinai visiškai logiškai dėlioja, kad jeigu, tarkim, užtenka tos vietos automobiliams ir dviratininkams prasilenkti, tada intensyvumas nelabai jau tampa įdomus, nes prasilenkia nekliudomi. Girdžiu, kad tu, Edai, sakai, kad jeigu, tarkim, siauresnės vietos, ko tikrai irgi pasitaiko D kategorijos gatvėse, kad, tokiu atveju kaip ir negalėtum, bet yra tų situacijų, čia apie senamiestį, ten aišku yra gyvenamoji zona, bet tarkim, ten tokių pavyzdžių, kur yra, kad trumpos gatvės, ten prasilenkti galima tik tada, kai praleidi vienas kitą. Tai gal siūlyčiau nereferuoti visiškai į ten vienų ar kitų eismo dalyvių kultūrą, nes čia yra formuojami įpročiai ir nereikėtų pagal juos kriterijų dėlioti, bet ar yra tas intensyvumas mums iš tiesų toks nesvarbus, kad mes turėtume jį išbraukti? Mes neturim to kriterijaus, nes iš tikrųjų, kai buvo pirminiai svarstymai, aš netgi formulę buvau suskaičiavęs, kaip turi atrodyti tas intensyvumas. Tai yra priklauso nuo to, kokio ilgio ruožą reikės pravažiuoti ir panašiai. Ten yra daug labai parametrų. Bet D kategorijos gatvė, pagalvojus, neturėtų būti labai ilga ir tų atvejų, sakau, tai bus nišiniai atvejai, kai bendra taisyklė netiks. O kad tai, kad mes dabar esame įsirašę kelio savininko nustatytas eismo intensyvumas, tai turi būti arba kažkoks tai skaičius, kad neviršyje kažkokios tai ribos, arba kažkas kito, nes dabar tas iš vis nesuprasti, ką tas žodis reiškia. Ar jis turi būti nustatytas, ar turi būti nustatytas bet koks, ar kažkoks tai kriterijus yra... Taip. Kad tikslinti reikia, tai faktas. Čia tiesiog dabar užnekam, ar tikslinam į kažkokį konkretų skaičių nurodant, ar jį tiesiog išbraukiant. Aš tai siūlau išbraukti, nes mes nieko nesugalvojom, jokio kriterijaus, kurį galima būtų įrašyti tiesiog. Mes skaičiaus tikrai nepasakysim dabar, niekas. Ok, gerai, tada, tarkim, sakom, išbraukiam šitą kriterijų, tada grįžkim šiek tiek prie Vestos pasiūlymo panagrinėti pagal gatvės tos parametrus, kad įvesti bent jau, nežinau, ten minimaliai tų pravažiavimų į dviratininkui. Kiek čia mes turėtume į šitą kriterijų pagalvoti, atsižvelgti, padaryti ir panašiai. O pagal STR ten... Šitą kriterijų yra atsižvelgta. Čia yra C ir aukštesnės kategorijos gatvė. Yra parašyta, kad įvertinus vertikalias apsaugos zonas, automobilių eismui lieka 2,75 metro, o dviračiams 1,2 metro. Tai čia yra C kategorijos gatvė. Tai būtent tas ir yra, kad eismas vyktų nenutrūkstamai. Tai tokio alternatyvaus D kategorijos gatvėje kriterijaus nereikia? Ne, tikrai nereikia. Nes būtent D kategorijoje neturi būti nenutrūkstamas eismas. Nėra tokio reikalavimo D kategorijoje, o C yra reikalavimas. Egle. Ar gali būti taip, kad D kategorijai, pavyzdžiui, viešasis važiuoja, ar tų atvejų vis tiek yra tam tikrų atkarpų, kur D kategorija važiuoja, ar čia visgi, kaip čia, nėra papildomas tas saugumo klausimas? Tikrai yra tokių gatvių. Geras pointas. Yra, dabar pagal situaciją, man atrodo, pagal faktą, tai tikrai yra tokių gatvių, kur kažkuria tai atkarpa pravažiuoja viešasis. Čia tikrai gal labai teisingai užkabina šitą temą. O kokia tai problema? Veidrodėliai į galvą trankosi ir posūkiuose daug didelius gabaritus užima. Pėstiesiam tai yra net pažįstamiem yra. Net aš nebejoju, kad rasime kažkokių tai atvejų, bet ar tai yra tipinė problema, ar tai yra kažkokie atsitiktiniai dalykai, kad galbūt net nesusiję su pločiu, su netidumu gal labiau. Šiaip su viešuoju transportu turim tikrai įvykių, kur juodasias dėmes net pusė jų sudaro. Aišku, mes negalim pasakyti, kad dėl to, bet tą problemą su viešuoju ir eismo įvykiais turime. Tai Vesta turbūt kalba apie D kategorijos gatves, kai pėsčiajam, kaip sako, į galvą veidrodėlis atsitrenkia, tai čia mes kalbam apie šaligatį, o nepamirškim, kad dabar diskutuojam apie dviračius, kurie važiuotų važiuojamąją dalimi. Ar aš netaip suprantu?
Taip, Eglė, bet tai jeigu jau net šaligatvis užkabina būna, tai čia... Taip, tai aš tą ir sakau, čia didesnė rizika. Čia reikia to nepamiršti ir dar kartą pakartosiu, kad mes nelaukiame įvykių ir ypač įskaitinių, o bandome juos kaip čia numatyti ir išvengti. Ačiū. Aš visiškai sutinku, kad būtų gerai preventyviai išvengti įvykių, bet būtų gerai, kad būtų metodas pasirinktas, neuždraudžiant kažkurią eismo rūšį. Gal žiūrėkit, tada su viešuoju transportu įsivetkim tokį kaip vieną iš kriterijų. Jeigu viešasis transportas važiuoja, tada mums aktualu tam tikri gatvės parametrai, tam, kad tikrai tada dviratininkų liekate bent jau 0,75, išlaikyti šiek tiek atstumą nuo to viešo transporto, nes ten parametrai tos pačios transporto priemonės didesni yra negu lengvojo automobilio. 2,60 plotis, plus veidrodėlį. Taip. 3,05 tarp veidrodėlių. 3,05. Tai gerai, tai kaip jums toks pasiūlymas? Jeigu viešasis važiuoja, kad tada tik tai tuo atveju, jeigu yra viešo transporto maršrutai, kad mes pasižiūrime tos parametrus gatvės, kad dviratininkas jaustus ten saugus ir išvengtume tos rizikos gauti per galvą. Aš bent jau kur važinėjau senamiestį, niekad neatsimenu, kad būčiau susidūręs su viešuoju transportu kažkur tai. Senamiestį tai gal mažiau, čia kitose tose gatvės tada kategorijos, bet aš dabar tai greitai... Bendrai mes ne tik senamiestį žiūrėjome. Gerai. Senamiestį važiuoja 88, man atrodo, bet nežinau, kur ten tiksliai jo maršrutą. Reiktų gal čia kolegos daugiau... Užupyje važiuoja irgi tikrai 11, kuris ten dar važiuoja. Ten net nėra diskusijos. Mes nenumatysim, žinot, šiandien nevažiuoja, rytoj gal važiuos, ta prasme, čia vis tiek pagal. Tai va tada ir komisija ir sugrįšime, kai matysim tą kritinį atvejį. Negalime iš karto apsirašyti visų teoriškai įmanomų. Bet viešasis tai tikrai geras kriterijus, sutikite. Šitas, jeigu nėra taip dažna, tai jums ir nebus aktualu. Ar mes išbraukėm iš karto D kategoriją, jeigu važiuoja viešasis, ar kažkoks papildomas svarstymas, peržiūrimas gabaritų tada turėtų būti galima. Aš tai manau, kai iškils problema, tada ir spręsim. Pagal parametrus. Žiūrėk, Vestas teisingai sako, tarkim, turim dabar kažkiek ten tų gatvių, mes nežinom dabar realios, tarkim, situacijos, bet įsiveskim dėl atsargos tokį kriterijų. Jeigu matysim, kad jisai trukdo maišo, mes tada gal grįžkim persvarstyti dėl visko, nes tų eismo įvykių arba tų nutikimų tikrai būna, nes viešo transporto padalinys gauna tų skundų dėl tų veidrodėlių, ypatingai dėl ten, kad vairuotojai arti važiuoja tiek tų pačių dviratininkų, tiek pėsčiųjų erdvių ir neišlaiko ten tų atstumų. Čia yra autobusas, kitokių gabaritų yra, kaip čia, gerokai paveikesnė priemonė eismo įvykių ir rimtesniems užlomė, negu matyti lengvasis automobilis toj pačioje gatvėje, tai gal įsiveskim tokį atsargai rodiklį. Jeigu jisai maišys, mes gal tada grįžkim. Taip, bet aš bijau, kad jis jau 5 metus šitie rodikliai jau mums maišo. Jeigu mes įsivesim dar kažkokį rodiklį, kuris mums dar kol kas neišdiskutuotas visiškai, tai bijau, kad tada mes dar turėsime kažkur tai grįžti. Tai gal tiesiog neįsiveskim to rodiklio, o įsiveskime savo protokolę, kad jeigu matysime, kad kyla problemų, grįžime prieš tų taisyklių aptarimo arba kažkokių konkrečių vietų išimčių sudarimo, kad nereikėtų pačios taisyklės keisti. Bet mes jau susidursim su problema, kuri yra jau kažkas atsitiko, suprantat? Jau kažkas, tai mes nenorim. Jūs turite problemą, kad... Aš irgi visiškai pritariu Vestai, kad negalima, jeigu yra matoma teorinė galimybė, kad nukentės žmogus, arba nedaug dievė netgi žus, tai čia yra, negalima tokio kriterijus priimti. Kad jeigu kada nors suvažinėsim, tai tada grįšim. Toks nepriimtinas požiūris yra eismo saugume. Aš atsiprašau, nesupratau, kas pasakė. Vytautas Kalpokas? Taip. Tai Vytautai, jeigu mes turime jau atvejį, kai veidrodėlių nudaužė žmonės šaligatvyje, tai uždraudė eiti šaligatvę ir uždraudė važiuoti autobusams. Kuris sprendimas priimtas? Kad būtų priimtina jūsų manimu? Mes ne apie tai diskutuojame, mes diskutuojame apie dabartinį požiūrį. Tai jeigu dabar eismo saugimo komisijos atstovams atrodo, kad tokiu būdu bus galima paveikti žmogų, tai yra bus kažkokia tai žala žmogui, tai kodėl mes dabar turim teoriškai priimti tokį sprendimą, kad kai bus, tada nagrinėsim. Tai mes turim iš anksto jau numatyti, kad to nebūtų. Žiūrėkite, jeigu vyksta eismas, ten eismo įvykiai vis tiek bus. Tai mes turim uždrausti eismą pagal jūsų logiką, kad kas nors neatsitiktų.
Gerai, aš siūlau balsuoti dėl šito klausimo. Mintis yra ta, kad jeigu yra tokių atkarpų, kur pakankamai siaura ir važiuoja viešasis transportas, gal tokių ir ne. Niekas dabar taip greit nepasakys. Tada, kad galėtume pasivertinti tą situaciją ir priimti tą sprendimą, jog visgi atitinkant tuos likusius šiuo metu 2 kriterijus ir netitinkant viešo transporto prasilenkimo kriterijus, kad toj vietoje nedaryti tada tos išskyrus dviračio ženklų. Tai irgi nekalbam apie čia praktiškai apie, jeigu ir egzistuoja, tai tikrai maža dalis tų tokių gatvių, kur net ir pats būdamas aktyvus dviratininkas tikėtina, kad nevažiuotum. Tai čia kriterijus, kuris nei apriboja to ženklo įrengtis, duoda galimybę pavertinti tą situaciją, ar tikrai tos infrastruktūros užtenka. Čia netaikom visai kategorijos gatvių. Čia tik tai ten, kur važiuos viešas transportas ir matysim, kad tos infrastruktūros nėra pakankamai. Prispausti ten dviratininką prie bordiūro ar ten priversti jį ant šaligatvio lipti, irgi tada prasmės ten labai nėra leisti į tokią gatvę, kai viešasis transportas gan intensyviai važinėja. Tai klausimas, kodėl viešasis transportas intensyviai važinėja D kategorijos gatvėje, nes dabar yra dviračių ir pėsčiųjų takų rekomendacijos rengiamas. Tai jau skaitėm, ten visi atsiliepimus turėsim progą parašyti už kokios savaitės. Tai ten apskritai reikalavimas, kad D kategorijos gatvėmis nevažinėtų autobusai dažniau negu 2 kartus per valandą. Tai, bet mes tada gerai keliame tą punktą, tarkim, kaip kad įvertinus vertikalias apsaugos zonas iš C kategorijos gatvės, tada šitą punktą perkeliame į D kategorijos gatvės, neperkeliame, nukopijuojame. Ir pasakom, kad jeigu yra ten kažkoks autobusų eismas, bet intensyvumą irgi būtų gerai nurodyti. Tarkim, 4 kartai per valandą. Nes, drausti, pavyzdžiui, naktį važiuoti dviratininkui tą gatvę vien dėl to, kad ten dieną važiuoja viešasis transportas. Irgi kažkas negerai. Ne, tai žiūrėkit, nėra, nežinau, gatvės, kur važiuotų viešasis transportas 1 kartą per 2 valandas. Tai tada reikia kviestis viešo transporto specialistus ir sakyti, kokie normalūs, nes ta prasme, čia nieks jo net nesinaudos to viešojo transporto, jeigu mes kalbame apie... Supratote, 2 kartus per valandą, ne 1 kartą per 2 valandas. 2 kartus per valandą, gerai, tai tada irgi tas laikas netoks ir didelis, kas 20 minučių, bet kam tokį rodyti? Aš nelabai suprantu. Tai jeigu mes sakom, kad mes turėjom kriterijus ir jais nesinaudojam, tai kodėl mes jais nesinaudojam? Nes yra papildomų dalykų, kas yra neapsvarstyta. Jūs pats pasakėte pačioj pradžioj. Tai gal čia irgi yra vienas iš tų kriterijų. Tai jeigu mes patys netikim šitais kriterijais, ar ne, jų mums trūksta, arba jie nepakankamai aiškus, tai jų nieks ir nenaudos niekada. Už tai tam ir diskutuojam. Ir čia ačiū Dievui, kad atėjom prie to, kad reikia šito punkto, nes buvo absoliuti dauguma šitos komisijos, kurie sakė, kad jo reikia. Tai va, tai ačiū, kad atėjom, bet aš intensyvumo nematau poreikio. Kaip mes čia atėjom? Tai atėjom, tai kad jūs vienas buvo prieš, jūs vienas prieš esat, kad nerašytume dėl viešo transporto ir visi kiti. Nes daugiau yra. Mes negalime to sakyti, nes nebalsavę mes nežinom, kiek čia ko prieš. Tiesiog mes aktyviai pasisakom. Negalim ir to padaryti, ir negalim pasakyti, bet diskutuojam, kad toks punktas yra aktualus. Žiūrėkit, jūs mato dar mano ekraną, ar ne, aš čia dalinuosi ir darau. Įrašau, įvertinus vertikalias apsaugos zonas viešo transporto eismui lieka kiek metrų, nes čia buvo automobilio eismui vesti ten kažkokius tokius. Turi tilpti. Bet, Jonai, netaip reikia formuluoti. Įvertinus vertikalias apsaugos zonas, jeigu gatve važiuoja viešasis transportas ir transporto eismui lieka 2,75, o dviračiams 1,2. Nes, būtent mes turim apsibrėžti, kad jeigu važiuoja viešasis transportas. Ten bereikalą išbraukiai tą automobilių eismą. Taip, bet man atrodo, čia tas įprošia, jeigu, tarkim, to viešo transporto eismui nelieka. Jeigu važiuoja viešasis transportas. Sukonkretinkim, teisingai. Mes turim omeny čia bent 275. 275 netinka tikrai, nes ir STR nėra tokio matmens viešojo transporto eismui, yra 3 metrai ir mūsų gatvės tikrai yra platesnės negu 275 juosta, tai aš čia būčiau lieka bent 3 metrai, o tam C kategorijos tam šitam punktui irgi būtinai tą reikėtų žodelį bent 275. Ar aiškiai aš pasakiau? Pasakėte aiškiai, bet visiškai nereikalinga pastaba, nes ten yra parašyta, kad įvertinus vertikalias apsaugos zonas lieka. Tai savaime reiškia, kad tai yra bent,
o su vertikaliom apsaugos zonom... Savaime neaišku. Čia kaip kam? Tai aš siūlyčiau parašyti bent, bet prie D kategorijos gatvės, kaip čia pasakyti, ir C kategorijos gatvėje netgi irgi, jeigu viešasis važiuoja, turėtų būti bent 3, nes tokie pločiai yra STR minimalus, o pagal praktiką kolegos, bet kas iš viešo transporto organizavimo skyriaus pasakys, kad bent 325. Tai iš esmės tas žodis bent gal nelabai ką ir keičia, jeigu mes nurodom tą minimalų tą plotį, tai kas daugiau tai jau yra kaip ir geriau. Tai... Bet 3, ar ne? Metrai. Ne 2,5, o 3. Tikrai 3, nes ir viešo transporto organizavimo skyriaus kolegos net laikinų darbų metu mušasi iki 3,25, 3 irgi taip kaip išimtis, tai 3 tai toks bus bent jau apsigint galėsime ir su viešo transporto ir vežėjais, ir kolegomis. Ok, tai žiūrėk, patikslinam iki, tarkim, iki 3 metrų, nepalieku klaidų, 3 metrai, o dviračiams 1,2. O dviračių tas 1,2, šito vietoj gal jis gali būti mažesnis, nežinau, klausiu, pats mintinai, nežinau, tų pločių tikrai, tai klausiu jūsų specialistų, kurie tuo dirbate labiau. Jeigu, tarkim, viešam transportui 3, dviratininkų gal eismui ten to metro užtenka. Kiek Edai laiko turi, nes žinau, kad buvai prašęs, kad greit pabaigtume ir... Ne, 14 valandos sutikimas, tačiau nebedė, gal tik tai dėl kitų gaila. Ok, tai jo, nes ir savivaldybės jau kolegos irgi turi, man atrodo, sakė išeiti, tai pabaigim tada konstruktyviai, greitai šitą apsirašom ir uždarykim klausimą. Ok, 3 metrai viešam transportui, dviračiams 1,2. Dėl dviračių, Edai, tavo matymas, nuomonė ir Vesta, kas dar esat labai daug susijęs su STR-niais tais rodikliais, pasakykit, kaip čia. Man tai čia viskas, man to punkto apskritai nereikėjo, tai man ir tų pločių nereikėjo D kategorijos gatvė, bet kad įsirašėm, tai jau tebūnė, tegul tai būna, jeigu dėl to viešojo transporto taip yra. Tai tada tik tai pasitaisome formuluotę, ten nereikia skliaustų D,DS. Rašome D ar žemesnės kategorijos gatvėse, tiesiog be jokių skliaustų. Aš kadangi darau kaip pakeitimą. D ir žemesnės. Taip, teisingai. Va, tada tai bus ir šitas irgi įsitraukia. Noriu išdėti mūsų protokolą, kaip mes čia kur ką įsibraukėm, kur ką papildėm, kad aiškiai matytųsi, nes kai reikės prisiminti, po to ir nebūna. Tvarkoj. Ir pavadinimas bus, kai tenkinamas visos sąlygos. Jonai, čia šitoje vietoje aš nežinau, man problemų lyg ir nekiltų, nes kai tenkinamas visos sąlygos, tai gal mes turime 2 grupės punktų. Mums gana painu buvo praeitą kartą. Tai būtų gerai, jeigu infrastruktūros skyrius pasakytų, mano manimu, tiesiog nereikia. Įrengimo kriterijai ir viskas. O paskui sąlygos atskirai yra aptartos. D kategorijos gatvėse taip, C ir aukštesnės taip. Tai čia kaip ir nėra ką diskutuoti daug. Aš tai pritarčiau, ką kiti galvot, čia nežinau, kuo tai padeda mums taikyti tuos kriterijus. Iš pagrindinio to pavadinimo, tai taip, dabar tik klausimas. Taip, pažiūrėkim. Žemesnės kategorijos gatvės lentelę galima montuoti kai visi atitinka, ar kai bent Kai tenkina visi kriterijai. Tai čia neturėsim. Jo. Man čia reiktų tada. Taip, gal. Ne, aš manau, kad normaliom sąlygom yra rašoma, kad jeigu nors vienas kriterijus tenkinamas, tada atitinka, tai tas ir parašoma. O jeigu yra daug kriterijų, tai dažniausiai suprantame, kad visi kriterijai turi atitikti. Pritarčiau šitą atveju, Edui. Taip suprantama ir skaitama būna teisės aktuose. Bet būna ir nurodoma, kad ir arba. Va, ten taip, man atrodo, įvardina, jeigu reikia kriterijų atitikimą. Tai tvarkoj, išgirdau, supratau, aš tada, ką darau, tai tikslinu ir C kategorijos gatvė, nes tas pats tada tikėtina turėtų būti, ar ne? Taip.
Aš tik siūlyčiau tada ne bendrai 3 metrus įrašytos skliausteliuose tą viešąjį transportą rašyti. Taip ir suprasti. Jo, Ta tai prasme, 3 metrai čia yra dėl viešojo, o kam... Įrašyti jo. Nu, 275. Skliaustelius rašyti 275. viešojo transporto atveju, jei važiuoja viešasis transportas, 3 metrai. taip. Ačiū Tomai, per tu ten sakai, nemačiau, kas kalbat. Taip aš. Jei vyksta VT eismas, 3 metrai. Net nevyksta, numatytas turbūt, to užtekto, ne? Nes ženklas vis laik kabo. Nebūtinai 3 metrai. Gerai, čia tada atsirado nauja formuluotė, boldinu, o visa kita čia pasiliko. Nu ką, turim tada tokį išsigryninę variantą. Čia bus dvejetas, pasitaisys, kai jau bus galutinis, čia toks kaip lyginamasis bus, aš noriu jį tokį įdėti į mūsų protokolą, kad pokytį parodyt, o tada galutinis irgi pridėsim kaip atskirą, kaip priedą, tos suformuotus kriterijus, kad ir turėtume užsifiksavę. Rankų nematau, tvirtinam. Aleksėjus kėlė prieš tai. Ar persigalvoja Aleksėjus? Jo, aš kėliau ranką, aš kėliau čia ten dėl eismo juostų pločio, to prasme dviračio eismo juostos. Tai ten yra minimalus 1,5, kurios vietose 1,2, tai aš manau tą 1,2 ir paliekam turbūt tokiais atvejais, kaip išimti. Tiesiog pasidalinau, kad tai išmetam. Taip. Tačiau dėl to nekeliu rankos. Gerai. Tai kad užtvirtinti galim tada, ar kas nors prieštarauja, pakelkit rankas ir tada, jeigu ne, reiškia sutinkat. Tokios sąlygos balsavimo. Ir tvirtiname tada tos kriterijus. Gerai, matau, kad kaip ir visi sutarėm tada dėl tų kriterijų, tai ačiū, pagaliau uždarėm, bet niekada neuždarom iki galo, jeigu matom, kad reikia grįžti dar kažką papildomai dėl nutikimo, eismo įvykių ir panašiai, tai keliam vėl ant stalo, dedam ir padiskutuojam dėl tų visų sąlygų. O tada šitais kviečiu vadovautis ir aktyviai ten, kur galim įsirengti tos reikalingus išskyrus dviračių ženklus ir užtikrinti sklandesnį dviratininkų eismą mieste. Iš karto turiu klausimą. Ačiū visiems. Dar prašymą kitam įsitraukti dėl D kategorijos gatvių 30 km ženklų statymo. Tai yra, kad mes kaip eismo saugumo komisija, kad pasisakytume. Ir iš karto įdomu, nes mes, kai buvo tos darbo grupės susitikimas, sakė, kad pateiks susitikimo paslaugos daug lentelių su prašymu pastatyti po plytomis tas lentelės 853. Ar jau pateikė ir ar ten yra abejotinų vietų? Vaida turbūt žino. Aš nemačiau, kad būtų pateikta. Aš irgi negavau dar. Tai mes neteikėm, nes nebuvom dar tų kriterijų susitarę iki galo, tai dar Stanjonas turi tų minčių, kur galėtų atsirasti tos vietos, bet dar nebuvom teikę, nes nebuvom įsigrumuliavę susitarę, tai kad, irgi, kad neteikti, nepasižiūrėti tos kriterijus, kad neužkrauti to vertinimo irgi. Nes Jonas labai verčiasi, sakė, iš karto vos ne po posėdžio norėjo viską pateikti būtinai. Tai gerai, netikė, tiesiog, nes dar nežinom informacijos. Ok, tai kitam vietoj aš užsirašau, tada, kad tą D kategorijos gatvių, aš galvoju, kokį formatą mes čia pasirinkam, ką mes galim atsinešti, tarkim, ten kažkokį preliminariai žemėlapį ten iš bendrojo plano, ar tiesiog gyvai pasižiūrėti. Infrastruktūros skyrius galėtų pasakyti, kur matosi, kad yra D kategorijos gatvė ir tragiškai netitinka eismo intensyvumo. Arba viešas transportas labai važiuoja panašiai. Tiesiog, kad tokias vietas užžiūrėtų, nes aš įsivaizduoju, kad jūs geriau žinot, nes gauna daug skundų, kad kažkas čia negerai, kažką galima taisyti ir taip toliau. Tai, kadangi vyksta dabar tas specialio plano pakeitimas gatvių kategorijų, ten, man atrodo, D kategorijų gal nevertina, bet aš paklausiu, ar mes nebuvom vertinę susisiekimo paslaugose tų kategorijų, gal ir turim tą visą informaciją. Bet iš esmės, jeigu ir neturėsim, nežinau, ar spėsim pasidaryti, tarkim, tokį vertinimą atskirą,
Ir galėtume tiesiog tada padiskutuoti apie tokio pačio principo įvedimą ir koks pasiūlymas turėtų būti suformuotas nuo komisijos, pirmiausia, savivaldybei, bet galbūt mes galim lygiai grečiai ir teikti tokį pasiūlymą ir ministerijai, valstybinei eismo saugumo komisijai pirmiausia gal. Taip, kuri galėtų ir finansuoti netgi pagal tuos visus rekonstrukcijos projektus ir duoti, pavyzdžiui, 30 km/h zonų vartų įrengimui pinigų skirti, kas gana įprasta yra europinė praktika. Ok, padiskutuokim tada per kitą susitikimą. Jeigu aš gerai pamenu, jis turėtų būti jau ten gegužė, bet jeigu yra poreikis, mes galim ir... poreikis gal yra balandis, kiek žinau, labai intensyvus atostogų metas. Sekantis yra gegužės 23 mūsų susitikimas pagal kalendorius metus. Tai gal turim neapsvarstyti mūsų darbotvarkėj, toj Excelinėj lentelėj ten yra klausimų. Tai gal darom po mėnesio, nes jau gerokai praleidę esam posėdžių. Atsiliekam. Po mėnesio sudėtingiau, nebent po pusantro, gal nebūtinai iki gegužės pabaigos kažkur gegužės pradžioje tą padaryti. Galim. Jeigu yra klausimų, tai spręskim. Ir jau vasarą tikėtina nebus tų posėdžių, nes tikrai tada daug žmonių atostogauja ir mažas intensyvumas būna. Tai. Gerai, tada į gegužės kažkurią tai dieną ten iš 1-2 savaitės perkelsiu tą sutikimą, klausimus registruokim, bent jau elektroniniu paštu parašykim, kokius tos klausimus turim, tai susidėsim į savo irgi tą registrą. Ačiū visiems tada šiandien. Geros dienos. Ačiū. Iki. Viso gero. Iki.